Sveiki, sveiki. Tai šiandien pakalbėsim apie 4 tokias esminės emocinės žaizdas ir būdus, kaip mes bandome apsisaugoti nuo tų žaizdų ir ką daryti, kad išgytume nuo tų žaizdų. Tai visa šita teorija yra suskirstyta į 4 problemas. Tai yra vertės problemos, saugumo problemos, tobulumo arba poreikių problemos, arba čia taip pat galima sakyti žaizdos. Ir yra 3 dalis, kuris atsakingas už tas sritis. Tai yra sužeistas vaikas, paauglys ir mūsų suaugusioji dalis, brandžiausioji dalis, esminė esybė arba kitaip tiesiog savastis. Tai jeigu žmogus jaučiasi pilnavertis, jeigu jis jaučia pilnatvę, dažniausiai bus taip, kad jo gyvenime vadovaus savastis. Jis galės realizuoti save, jis jausis, kad jis yra vertingas, kad jo saugi realybė, jis suvoks realistiškai, nepervertins ir sugebės priimti save ir sugebės suvokti savo poreikius. Tačiau tai būna labai retai. Dažniausiai mūsų gyvenime mus užvaldo viena ar kita dalis. Ar tai būna vaikas mūsų užvaldo, ar tai paauglys. Ir tai mes sustapatiname su to paaugliu ir su to vaiku. Ir tada mums atrodo, kad mes iš tikrųjų taip jaučiame. Tai tarkim, vaikas, kodėl jis yra sužeistas? Todėl, kad tam tikri jo poreikiai buvo nepatenkinti ir jis išvystė kažkokį tai kompensavimo mechanizmą, kuris po to buvo jau paauglio sritis. Tai kas liečia vertę, paauglys jaučiasi, kad tai yra vaikas jaučiasi, kad jis yra blogesnis arba žemesnės vertės už kitą žmogų. Tai jaučiasi blogesnis už kitus, jaučiasi mažesnės vertės, galbūt nevertas meilės, kitų pripažinimo, pritarimo kažkokio, galbūt jisai jaučiasi fiziškai negražus ar bet kaip kitaip jaučiasi kažkoks nepakankamai geras, tarsi jam kažko trūksta gyvenime ir kažkas turi užpildyti. Tuo tarpu paauglys jaučiasi, tai yra kaip kompensavimo mechanizmas ir paauglys yra tarsi mūsų toksai skydas, tarsi mūsų apsaugininkas, kuris mus bando apsaugoti nuo šitos traumos. Tai jeigu, tarkim, mes jautėmės blogesnės, mažesnės vertės iš kitų žmonės, paauglys anksčiau ir vėliau ateina ir sako, ne, viskas nėra taip. Tu esi aukštesnės vertės už kitus žmonės. Ir tu turi įrodyti kitiems žmonėms, kad tu esi aukštesnės vertės. Tu turi galvoti, kad tu esi aukštesnės vertės. Ir čia žmogus pradeda galvoti, kad iš tikrųjų yra geresnis, kad kiti yra kvailiai, kad kiti nieko nesupranta, kad jis viską geriausiai suvokia. Kad jis žino tam tikrus dalykus, kurių nežino kiti ir tai daro jį geresnį už kitus žmonės. Ir čia jis toksai tampa labai nepriklausomas, labai nepatikslus, nepasitikintis kitais žmonėm, nes jam nereikia pasitikėti kitais žmonėm. Ir jis pradeda demonstruoti savo vertę. Tai kai iš tikrųjų, kaip mes perinam prie mūsų suaugusiojo būsenos, prie mūsų savasties, mes suvokiam savo vidinę vertę. Mes suvokiam savo prigimtinę vidinę vertę, kuri nekinta, kad ir kas įvyktų. Jie nekinta, ar mes esam gražus ar negražus, ar mes turim daug pinigų ar nedaug pinigų, ar mums sekasi ar nesiseka. Mes suvokiam, kad mūsų vertė yra prigimtinė ir mes iš prigimties visi esam vertingi ir lygiaverčiai. Ir kai žmogus šitai suvokia, pas jį atsiranda tam tikra labai didžiulė savigarba savo, savivertės, pasitikėjimas savimis, pradeda vertinti save. Ir taip pat pas jį atsiranda tam tikras sąžinės jausmas, jis nori būti sąžininkas su pačiu savim. Nes jeigu mes esame nesąžininkai su savim, mūsų savivertė niekada nebus didelė. Mes niekada negalėsim pozityviai savęs vertinti. Bet jeigu mes esame sąžiningi, jeigu mes gerbiam save mes pradedam gerbti ir kitus ir pradedam elgtis sąžiningai ir su kitais. Tai šitas dalykas įgyvenimas tik ta, kaip žmogus suvokia, kad jis pirmiausia yra siela ir kad kitas žmonės pirmiausia yra sielos ir jis pradeda matyti kitose žmonėse sielas, nebe žmogų, bet būtybę sielą, kuri yra pilna begalinės vertės ir verta besąlyginė priėmimo ir besąlyginės meilės. Kaip žmogus pradeda suvokti, kad kiekvienas objektas yra vertas tos besąlyginės meilės, kad ir koks jis būtų netobulas, kad ir koks jis būtų sulaužtas, kad ir koks jis būtų kažkam tai nevertingas, jis vis tiek vertas yra besąlyginio priėmimo ir besąlyginės meilės ir tame daikte yra besąlyginė vertė. Kai žmogus pradeda suvokti šios konceptus, tada jam iš tikrųjų atsiveria jo savastis, jo siela ir jis pradeda jausti savo prigimtinę vertę, kurią jis turėjo visą laiką.
Ir dar noriu paminėti, kad savastis, kad ir kas įvyksta gyvenime, savastis lieka nepažeista. Tai reiškia, kad, tarkim, vaikas yra sužeistas, nes jo kažkokie poreikiai nebuvo patenkinti. Ir jis galvo, kad jis yra blogas žmogus, jis yra nevertas kitų meilės. Paauglys galvo, kad jis yra geresnis kitų žmonės ir jis bando visiems rodyti, kad jis yra geresnis ir jis bando konkuruoti, kovoti su kitais ir panašiai. Tuo tarpu, tai yra tai yra toks skausmo režimas, čia yra gynybos režimas. Šitas yra tokio prieimimo ir ramybės režimas, kur tu suvoki, kas tu esi, tu priimi save. Ir šita būsena, jinai visai galima mum prieiti per šitus būsenas, jeigu mes tik tai atsitapatiname nuo paauglio arba nuo vaiko būsenos. Nes kaip mes jaučiamės žemesnės vertės už kitus žmonės, kaip tarsi mus kažkas atstumė, pažemino, mums tiesiog reikia pasakyti, kad tai ne mes jaučiamės taip, mums yra sužeistas vaikas, kuris taip jaučiasi. Ir tuomet reikia su juo pakalbėti su to vaiku, įspręsti kažkokias vidinius dialogų ir tas problemas. Ir galbūt reikės iškils tada kitas mūsų skydas, kad mes iš tikrųjų sakom savo viduje, kad ne, mes esam geresni, mes rodysim savam kitiem ir visi kiti yra gaidžiai, jie nieko nesupranta. Galbūt tai iškils paauglys, šitą mes turime pakalbėti su savo paaugliu. Bet jeigu mes atsitapatinsime nuo tų būsenų, jeigu mes įspręsime tas problemas, kurios susijusios su viena ar kita mūsų dalimi, mes automatiškai sugrįžime savo savastą ir mes pajusime čia savo prigimtinę vertę, savo ramybę, savo harmoniją, savo meilę savo, kuri yra iš prigimties kyla, jos nereikia sukurti, jinai yra natūraliai. Tai va, šita būsena skiriasi to, kad jinai yra natūraliai pozityvi, kad mes natūraliai esame pilni joje. O šitose būsenose mes esame realiai kovoje, šitoje mes esame skausme. Tai va, kas liečia saugumą, tai vaikas jaučiasi pažeistas, jo saugumas jaučiasi pažeistas. Tai reiškia, kad kažkas, aš esu va čia šitas mažas taškelis ir kitas žmogaus mintis, jausmai arba kažkokios tai reakcijos atkeliauja į mane ir manie sukelia labai didžiulę jausmą, tokį nemalonų jausmą. Ir aš tą jausmą atpilu kaip reakciją į kitą žmogų. Tai reiškia, man kažkas pasakė, aš įsižeidžiau, aš apsiverkiau. Arba man kažkas pasakė, aš įsižeidžiau, aš supikau ir aš išsiliejau ant kito žmogaus. Bet tai yra toksai, ne tiek kiek, tai yra toksai bejėgiškumo jausmas. Tas pyktis yra iškyla iš bejėgiškumo, ne tai, kad aš noriu kažką kitam padaryti blogo. Galbūt aš noriu kažką padaryti apie tą blogo, bet tai yra vis dėlto vaikiškas toksai noras, jis nėra agresyvus labai. Tiesiog aš noriu, man skauda ir aš kažkaip tai bandau pabėgti nuo to. Dar nebandau pabėgti, bet bandau kažkaip jo išvengti to skausmo. Tai šita būsena yra labai nefunkcionali ir joje ilgai gyventi negalima, nes yra labai sunku tiesiog. Anksčiau ir vėliau žmogus išvysto kitą būseną, tai yra uždarumo būsena. Tai čia esu mažas taškiukas ir aš čia apsitveriu sienom. Ir nieks neįeina į vidų ir nieks neįeina į išorę neišeina. Tai reiškia, kad aš esu čia, tu esi ten ir mes niekaip nesam susiję, aš nieko, jokios informacijos iš tavęs nepriimu, visiškai jokio intimaus santykio nerezgu, arba yra tam tikros temos, kuriomis aš galiu kalbėti, bet jeigu prieina prie kažkokio artimų temų, aš susidarau ir aš esu, kaip pasakyti, kaip toksai nepermatomas, tamsintas ciklas, per kurį nieko negali išvengti mane. Aš noriu, kad tu mane žiūrėtum, aš noriu, kad tu man kažką sakytum. Ir čia taip pat, jeigu čia žmogus davedamas į kantrybę, jis perina tokį pyktį ir agresiją ir puolimą kito, bet tai yra gynyba. Žmogui skauda, iš tikrųjų iš viduje jaučiasi pažeistas ir ateina paauglys ir sako, kad tu turi apsaugoti savo tas sienas ir tada jis perina puolimą. Tai va, tačiau toks agresyvus puolimas, tačiau žmogus gali jausti, netgi sužaloti kitą. Bet esmė, kad jis nejaus kažkokią tai sąžinės graužaties nejaus, arba galbūt jaus, bet dažniausiai jaus, nes jis jaučia, kad jis nori apsiginti savęs tiesiog yra išgyvenimo režime. Tai va, ir šita būsena irgi yra, tai yra daug labiau funkcionalesnė būsena negu pažeistumo būsena, bet ir čia mes jaučiamės daug saugiau, bet čia vis tiek mes vaikščiam ant tokių adatėlių, kas tik tai mus įdurs mums kažką, tai mes pajusime vėl kažkokį triggerį ir mes turėsime užsidaryti ir arba ignoruoti, arba vengti kažkokios situacijos. Mes turėsime vaidinti, kad mums nieko neskauda, mes viskas tvarkoja. Tarkim, mums kažką mus įžeidė ir mes apsimetam, kad nieko nevyko ir tiesiog ignoruojam viską. Arba mes kaip tik puolam. Tai va, tai čia yra tokia uždarumo būsena. Čia mes taip pat
verdam savyje ir užspaudžiam įvairius jausmus savyje. Tai jeigu čia mes viską labai per tai reaguodam, mums labai skaudėdavo, tai čia mes įsivaizduojam, kad mes neturime jokių jausmų, mes, ta prasme, nieko nejaučiam ir mums, kad ir kas kažką sakytų, mes nereaguosime tą situaciją ir mes tampam tokie visiškai neutralūs ir tokie, pilkoji depresijos būsena tampa mūsų. Ir čia užspausti jausmai kyla, tai yra susidaro užspausti jausmai ir čia kyla, kaip minėjau, depresija. Tai va, kaip mes perėmėm prie savasties dalies, mes sukome palaikyti atvirą, saugią realybę, kuri yra apsaugota ribomis, bet mes joje galime būti pažeidžiami, mes nebijome intimaus ryšio. Tai kitaip tariant, mes esame mažas taškiukas čia ir mūsų apsaugo toks barjeras, toks permatomas barjeras, kuris yra ribos. Ir tos ribos, jos yra kaip apsaugo mūsų realybę, tai reiškia mūsų mintis, mūsų emocijas ir mūsų elgesį. Ir mūsų kūną apsaugo tos ribos. Tai va tos ribos yra tam tikri barjerai, kur tai yra mūsų vidinės nuostatos, kur jeigu žmogus peržengia tą barjerą, mes tam žmogui iškomunikuojame, kad jis peržengia tam tikrą mūsų barjerą ir mes norime, kad jis to nebedarytų, mes norime, kad jis sugrįžtų į sveiką zoną. Ir mes tai iškomunikuojame be jokio įsižeidimo, be jokio uždarumo ar agresijos, mes tai iškomunikuojame su ramybe, su pasitikėjimu ir su tvirtumu. Tai va, bet tos ribos yra vis tiek griežtos brėžiamos. Žiūrėk, tu padarai negerai, man tas nepatiko. Aš nenoriu, kad tu tai kartotum tai toliau. Nes kai tu darai, mane tai žeidžia viduj. Man skaudina šito. Jeigu galim, kažką padarom, kad mes šitą sutvarkytume. Tai va, tai taip komunikuoja, jeigu žmogus jau yra šitoje būsenoje. Tai kaip minėjau, tai čia yra atviras. Žmogus yra atviras. Žmogus priima kitus žmonės. Žmogus gali laisvai bendrauti ir dėl ko jis gali tai daryti. Jis nejaučia jokių kompleksų. Dėl to, kad jis turi saugią realybę, saugią erdvę savyje, kuri yra apsaugota ribomis. Ribos, tai yra, kaip minėjau, tam tikros nuostatos, kurios, kitaip sakant, tai yra tam tikras filtras, kur čia parodo, informacija ateina iki tavęs ir per tą filtrą tu įvertini, ar tai, ką žmogus sako, yra tiesa ir ar tai tinka man. Ar tai yra tiesa, ar tai yra tik tai kito žmogus realybė ir kito žmogus žodžiai, tai yra nesusijęs su manimi. Nes žmogus gali daug ką sakyti, bet tai yra vis laik jo realybė ir tik tada, kai tai ateina iki manęs ir ta informacija, aš iš tos informacijos ją kažkaip interpretuoju ir sukuriu iš tos apie tai mintį ir emociją, tik tada mane tai paveikia. Na, pavyzdžiui, kitas žmogus sako, tu durnas. Ir jeigu aš suprantu, kad aš iš prigimties esu vertingas, kad aš pasitikiu savim, aš esu išsigydęs visą tą jausmą, kad aš esu kažką buvau nevertingas, aš esu jausmus išsigydęs. Tai kaip žmogus man šitą pasako, aš suprantu, kad tai yra netiesa, kad tai niekaip nesusijęs su manim. Tas žmogus tiesiog kalba iš savo perspektyvos, iš savo realybės ir jis taip galvoja. Ir jis turi pilną teisę taip galvoti. Bet tai niekaip neįrodo, kad aš iš tikrųjų esu durnius ar aš esu kažkuom nevertingas. Tai yra tiesiog jo realybė, jo emocijos, jo impulsyvumas. Ir aš suprantu, kad tai yra netiesa ir tai man tai nėra apie mane, tai neturi jokio įrodymų. Ir tai kitas dalykas, ar man tai tinka, ar šitą informaciją man tinka ir patinka. Ir jeigu netinka, aš tai atmetu. Tarsi šitą informaciją man netinka, jinai nėra apie mane ir aš tai atmetu. Ir taip aš apsaugoju savo realybę. Ir visą laiką, kaip turime ribas, mes galime bet kokią informaciją sustabdyti, prilėtinti, mes nepuolame reaguoti, ar nepuolame iš karto sudaryti ir pulti ir pykti kito žmogaus. Mes galime sulėtinti informaciją, ją įvertinti racionaliai, nuodugniai ištyrinėti, įvertinti, suprasti, ką žmogus pasakė, kodėl jis tai pasakė, kokie jo buvo motyvai, suprasti ne tik save, bet ir kitą žmogų, kad galbūt kai jis tai sako, jis sako kažką apie save, ne apie mus. Kai jis sako iš savo žaizdų, iš savo problemų, iš savo uždarumo, iš savo pažeistumo, arba iš savo jausmo, kad jis yra blogesnės vertės ir jis tai bando kažkaip tai įrodyti, kad jis yra geresnės vertės už mus. Kaip mes turime visą kontekstą, mes sugebame įvertinti, kad kitas žmogus kalba iš savo varpinės ir tai niekaip nesusijęs su mumis. Mes per tą filtrą mes įvertiname šitą informaciją ir taip iškart mūsų visai nepaveikia tą informaciją.
Tai nepaveikia mūsų realybės, nes mes nesukuriame apie tai kažkokių papildomų minčių. Nes mūsų realybė yra mūsų mintis, jausmai, veiksmai ir mūsų kūnas. Tai mūsų jausmai kyla iš mūsų minčių. Kaip mes sukuriame kažkokią mintį apie tai, kas vyksta aplinkui mus, tai mums sukelia didžiulį jausmą. Tai va čia yra pažeistumo atvejis, kai viskas, kas yra išorė, mums sukelia didžiulę kažkokią reakciją ir jausmą. Nes tai mums išprovokuoja tam tikras mintis, kad mes esame blogesnės vertės, kad mes esame defektuoti, kad mes kažko neturim ir panašiai, apie tai aš dar vėliau pakalbėsiu. Ir tai mums sukelia didžiulį jausmą, nesaugumą ir mes išpilam tą nevaldomą reakciją į realybę. Tai va, tai čia va tiek yra apie saugą realybę, kuri yra savastyje. Toliau pakalbėkim apie tobulumą. Tai sužeistas vaikas jaučiasi defektuotas. Tai reiškia, kad jis jaučiasi, kad jis kažko nesugeba ir kažko negali. Bet aš negaliu, man nepavyks, aš kažko nesugebu. Ir dėl to aš jaučiasi defektuotas. Ir kaip minėjau, šita būsena yra labai nefunkcionali. Žmogus ilgai negali joje išbūti. Jis negali ilgai funkcionuoti. Ir vėliau ateina paauglys ir sako, aš žinau, ką reikia daryti, aš tave apginsiu, tau reikia būti tobulu, tau reikia būti perfekcionistu. Ir čia iš karto žmogus puola, bando tobulai kažką tai atlikti, tobulai save vertinti, bando palaikyti kažkokį tobulą standartą, nes kitaip galbūt jis bus blogesnės vertės, jisai negaus meilės. Arba taip galbūt, jeigu jis bus tobulas, jis išlaikys savo uždarą realybę ir nieks jo nepuls. Nes galbūt praeitie, jeigu tu buvai netobulas kažkur, tai tave mušė, tave puolė, tave žemino. Ir tu išmokai, kad tu turi būti tobulas, nes kitaip, ta prasme, tu būsi sužeistas. Tai dėl to tau reikia išlaikyti tą tobulumo jausmą. Tai va, ir čia mums kyla didžiulis nerimas, didžiulis stresas dėl to, kad mums reikia palaikyti tą tobulą variantą, tobulą savo įvaizdį. Čia taip pat žmogus yra labai kritiškas. Kitaip tariant, jis jau čia yra kritiškas, nes jis mano, kad jis kažko nesugeba ir iš čia save kritiškai vertina. Tai jis jaučiasi defektuotas, dėl to jis yra savikritiškas. Bet esmė, kad čia tas savikritiškumas perina į tokį labai subtilų lygį. Jeigu čia mes, čia mes taip jau stipriai save kritikuojam, tai čia mes stumiam save į priekį, nes kitaip mes nenorim sulaukti tos kritikos, mes norim išvengti tos kritikos. Ir čia mes galim labai kritikuoti kitus žmonės, kurie nepasiekė tų tobulumo standartų, kuriuos mes reikalaujam iš savęs arba iš kitų. Tai čia žmogus yra labai toksai nepakantus kitų netobulumų ir kitų klaidom. Jis čia labai atakuoja kitus žmonės už jų klaidas. Tai va, tai čia žmogus yra perfekcionistas. Kaip savasties lygyje mes esam realistai, mes esam žmogiški ir mes galim priimti save. Tai mes suprantam, kad jeigu tu suklydai, tu nesi klaida. Jeigu tu suklydai, tu nesi defektuotas. Visi padaro klaidų. Klysti yra žmogiška. Tai yra natūralu, tai yra neišvengiama. Ir mes priimam save. Mes tokį priimam save, kad esam netobulą, nes tarsi mes suvokiam, kad tobulumas neegzistuoja, mes nieko negalim pasiekti tobulai. Niekada nebus tobula kažkas. Tai visada kažkas netitiks, visada kažkur kažkas nebus taip. Ir tobulumas neegzistuoja, jo neįmanoma pasiekti. Tai yra menamas kažkoks vaizdinys, kurio mes vijamės, kurio mes gaudome, bet mes niekada jo nepasieksime. Tobulumas yra gerai kaip siekiamybė, kad kažkoks tai mes norime tobulėti kaip žmogus. Tai yra viskas ok. Bet klausimas yra, ant kiek mes savo spaudimo sukeliam, kad norime tobulėti. Jeigu mes per daug sukeliame spaudimo savo, tai yra nebesveika. Tai va, tai čia va, žmogus suvokia, kad jis realistiškai save vertina, suvokia, kad jis yra tik žmogus, atsiranda tam tikras žmogiškumas ir humanizmas ir sugeba priimti save ir supranta, kad jis gali klysti ir jis neprivalo būti tobulas. Ir tai, kad jis nėra tobulas, taip, kad jis nėra tinka kažkokių aukštų standartų, tai yra jo stiprybė, tai yra jo unikalumas, tai yra tai, kas jį daro žmogumi, tai yra tai, kas jį daro jį gražiu. Tai čia vat, labai tas siejasi su vertės jausmu, tas savo unikalumo ir netobulumo. Kitaip sakant, tobulai netobulas žmogus tampa. Tai va, tai čia tiek apie tobulumą, toliau yra poreikiai. Tai sužeistas vaikas jaučia nepasotinamą reiklumą. Tai kokie būna vaikai? Aš noriu šokolado, aš noriu prie kompiuterio, aš noriu, nežinau, ten kažkur tai, aš noriu į stovyklą, aš noriu į šito žaislo, aš noriu pas Tomą, aš noriu pas Matą,
Tomas turi tą, aš noriu šito. Vaikas yra nepasotinamai reiklus. Ir jisai toks ir turi būti, nes jis negali patenkinti savo poreikių, jis nėra savarankiškas. Tai yra natūralu, kad vaikas toks yra. Problema yra, tai kai žmogus pasilieka toje būsnoje, jis neišauga iš tos būsnos. Ir jis dar jaučia tokį nepasotinamą reiklumą, kad jam vis kažko reikia. Jam reikia laikų, jam reikia, arba kitaip tariant, patiktukų, jam reikia dėmesio, jam reikia kažko tai ir jis jaučiasi nepilnas, jeigu jis to negauna. Ir tarkim, santykiai jis pradeda pulti savo partnerį dėl to, kad kitas jam nesuteikia kažko, ko jam reikia. Nes jaučiasi nepilnas, jeigu iš kažko negauna. Tai iš esmės, poreikius mes turime išmokti patenkinti patys savo. Bet su kas liečia norus, mes turime ateiti pas savo žmonės ir prašyti tų norų. Jeigu aš noriu uždirbti daugiau pinigų, aš turiu rasti mentorių, kuris man padės daug uždirbti pinigų. Jeigu aš noriu pasimylėti savo partnerį, aš turiu jam iškomunikuoti. Jeigu aš noriu oralinių savo partnerį, aš turiu jam tai iškomunikuoti. Jeigu aš noriu kažkokių tai žaidimų pažaisti ten vėl seksualinių savo partnerių, bet bijau apie tai pasakyti. Aš turiu tai iškomunikuoti savo norus. Aš turiu išmokti būti pažeidžiamas, kurti saugią realybę su savim. Ir aš turiu išmokti iškomunikuoti tos dalykus, iškomunikuoti savo poreikius ir norus. Tai va, kas liečia paauglį, tai paauglys, kadangi, tarkim, vaikystėje arba, vėliau, vaikas suvokia, kad jo norais nebus, tai yra jo poreikiai nebus patenkinti, kad tas jo juoda skylė niekaip nebus užpildyta, jis tas suvokia, galbūt aš neturiu jokių poreikių, galbūt man nieko iš kitų nereikia. Man nereikia kitų, man nereikia santykių, aš viską galiu pats, aš viską sugebu pats, aš užsidirbsiu pats, aš viską pasieksiu pats, man nereikia draugų, man nereikia kitų žmonių, arba kaip tik man reikia draugų, bet jie man, ta prasme, aš vis tiek pats viską padarysiu, surasiu tos pats draugus, man tų iš draugų pagalbos nereikia. Tai va, tai čia jis toksai būna visai, kaip čia pasakyti, nepriklausomas, bet blogąja prasme jis nemoka prašyti pagalbos, nemoka prašyti paslaugos. Nes jis bijo, kad tie poreikis jos bus nepatenkinti, tai įrodys, kad jis yra defektuotas, kad jis yra mažesnės vertės už kitą žmogų, nevertingas, arba kad jis kažkas tai atakuos ir bus pažeistas ir taip toliau. Tai va, dėl to jis nusprendžia, kad aš neturiu jokių poreikių, aš esu tobulas žmogus, viduje aš esu uždaras ir man nieko iš kitų nereikia ir aš esu geresnės vertės už kitus žmonės. Tai čia yra toks paauglys visas paauglio kokteilis, toksai tobulas paauglys. Tai va, ir kitaip tariant, paauglys tai įsivaizduoja, kodėl jis yra paauglys, nes jisai įsivaizduoja, kaip šitoje atveju elgtųsi suaugusias žmogus. Jis bando imituoti suaugusią žmogų. Jis mano, kad suaugusiai yra labai svarbus ir labai krūti, tai jis turbūt galvoja, kad suaugusias žmogus galvoja, kad jis yra geresnis už kitos vertės žmonių, nei kiti. Tai jis mano, kad suaugai yra uždari, jis galvoja, kad labai irgi sofistikuoti, jis galvoja, kad jis turi būti santūrus ir uždaras. Jis mano, kad suaugai atrodo kaip tobulį, jis turbūt turi taip pat būti tobulas. Ir jis mano, kad suaugus yra savarankiškai, turbūt jie neturi turėti jokių poreikių. Tai va, kai susisavstėme ir mūsų poreikis, tai mes čia suvokiame ir galime iškomunikuoti savo poreikius ir norus. Tai aš apie tai kalbėjau. Tarkim, jeigu mūsų ribos būna pažeistos, mes galime iškomunikuoti, kad žiūrėk, mes jautėme sužeisti, pažeisti, kai tu padarai tą ir tą. Ir aš noriu, kad to neįvyktų, kad mes kažkaip tai sutvarkytume šitą reikalą. Tai va, ir šitoje vietoje mes sugebame komunikuoti savo poreikius ir savo norus. Tai va, kaip minėjau, poreikius mes turime išmokyti patenkintis patys savo, bet kas liečia norus, mes galime, kaip čia pasakyti, komunikuoti tos nors kitiems žmonėms ir padėti kartu tos nors kitais žmonėms įgyvendinti. Tai va, tai tokia situacija. Šitą lentelę yra sugalvota tokio psichoterapeuto Brent Charlton. Pabandysiu parašyti jo čia. Va taip jisai vadinasi. Bet taip pat jisai ją pasiėmė iš Pia Mellody, tokios kitos psichoterapeutas, jei galite paguglinti. Tai va, tai Pia Mellody sugalvojo, kad yra tokios kertinės problemos kiekvienose žmonėse, kur ir žmonės tas problemas išvysto kažkokiose nesveikam santykyje, kuris turėjo vaikystėje. Tarkim, jeigu vaikystėje buvo žeminamas vaikas, jis suvokė, kad arba jis buvo apleistas, jo nieko nesirūpino,
tai suvokia, kad jis yra mažesnės vertės iš kitų žmonės ir jis nevertas, kad jo kažkas rūpintųsi. Ir jis pradeda netgi kenkti pat savo, ir, nes jis jaučiasi nevertas kitų meilės, nevertas priėmimų. Ir kadangi vaikystėje niekas nesirūpino, jis išvysto šitą problemą. Bet kadangi vėliau, kaip minėjau, jis amžinai tai tas negali išvystyti šitą dalyką, jis jaučiasi geresnės vertės iš kitų žmonės. Tai P.A. Melody sugalvojo šitą konceptą, kad yra tos kertinės problemos ir yra tos, kaip pasakyti, sritis. O Brent Charlton jas išplėtė iki būtent šitų su vertės, saugumas, tobulumas poreikiai ir jis sugalvojo, kad yra paauglys, sužytis vaikas ir suaugusysis. Tai dar apibūdina šitos dalykus. Tai dabar noriu, kad tu įsivardintum, kurioje vietoje savo gyvenime tu esi vienoje ar kitoje, pasimk kažkokią sritį savo gyvenimo ir tiesiog įsivardink, kur tu esi, čia ar čia, ir įsivardink, kodėl tu esi čia ar čia, kas tai pastumėjo. Tarkim, aš esu mažesnės vertės, tarkim, santykiuose. Ir tai mane pastumėjo tai, kad mano tėtis manim nesirūpino, mane norėjo apleisti, mane palikti norėjo, mane pastoviai manipuliavo manim ir taip toliau. Tarkim, taip pat, kas liečia meilę ir santykius, aš jaučiuosi uždaras, nes aš bijau iškomunikuoti savo poreikius ir savo norus. Tai aš čia neturiu jokių poreikių ir jokių norų. Ir taip pat aš, tarkim, jaučiuosi santykiuose, aš jaučiuosi labai savikritiškas ir defektuotas, nes jaučiuosi, kad nieko nesugebu ten. Ir bandyk įsivardyti, kur tu esi, kiekvienoje iš tų, pasim kažkokią sritį ir bandyk įsivardinti ir kodėl toks esi. Kodėl aš tavo tokia yra situacija. Ir noriu, kad tai padarytum, ir kur čia yra apačioj, yra komentarai, noriu, kad parašytum komentarą ir įvardintum šitos visus dalykus. Tai šitoks bus tavo namų darbas. Tai noriu labai, kad šitą tikrai atliktum, nes kuo tu šitą išgirsti informaciją yra vienas, bet praktiškai savo tai visai gyventi yra visai kitas dalykas ir tu tik tada, kai praktiškai gyventi kažką, tik tada suvoki giliai viduje savyje, kaip šitas procesas veikia ir kažką atrandi naujo. Tai kad tam būtų ne vien tik tai teorija, aš noriu, kad tu šitą dalyką savo įsivardytum ir apčiuoptum savyje, kur šitie dalykai egzistuoja. Ir gali netgi pabandyti skirtingas sritis įvardyti, tarkim, maistas, tarkim, aš persivalgau ir aš jaučiuosi mažesnės vertės, kaip aš persivalgau. Aš ties šituo saugumo aš jaučiuosi, nežinau, galbūt aš jaučiuosi saugus ties savo saugą ir lybį išlaikau. Bet ties tobulumo aš jaučiuosi defektuotas. Jaučiuosi, kad kažko nesugebu, kažkas man nepavyksta. Ties poreikis aš jaučiuosi nepasuotume reiklus, nes vis nori valgyti, nori valgyti. Tai čia kaip pavyzdys, tai gali daugiau negu vienas ir tai gali vieną tik sritį pasimti. Bet noriu, kad įsivardintum tos dalykus, apčiuopimai, kad juos suprastum. Jeigu turiu klausimų, taip pat tam poste kažko gali paklausti, aš atsakau į kiekvieną klausimą. Ir taip pat mes vėliau turėsime praktinės sesijas, kur mes giliai viduje šitą dalyką gyvensim, praktiškai dar giliau į visą tai gyvensim. Tai kol kas tiek, atlik užduotį, toks yra tavo namų darbas ir ką, ačiū, kad žiūrėjai. Iki pasimatymo.